Prieš mūsų akis startuoja susitikimas dėl patekimo į pusfinalį, tai yra tarp 4 pajėgiausių turnyro žaidėjų. Ir prieš mus Kornelija Ryliškytė, daugkartinė Lietuvos čempionė, berods 7 kartus laimėjusi Lietuvos pirmenybės, stipriausia šalies tenisininkė, susitinka su Karina Ivanauskaitė, taip pat Lietuvos rinktinės žaidėja. Abi techniškai žaidžiančios puolėjos. Statistiškai žinoma, tikimybės yra Kornelijos Ryliškytės pusėje, tačiau Karina bandys susikurti galimybių savo ir pažiūrėti, kaip jai seksis tą daryti. Kviečiu ir jūs. Štai matome, kol kas gynyboje laikoma yra Karina Ivanauskaitė. Pirma atakuoti stengiasi ir jai tai pavyksta daryti Kornelija Ryliškytė. Turi abi aktyvias pusės, tai yra topsuoja tiek iš bekhendo, tiek iš forkhendo. Todėl labai sudėtinga varžovėms yra surasti kažkokią jos silpną vietą ar išnaudoti kažkokį techninį broką, kadangi tokiame greityje, kuriuo žaidžia Lietuvos stalo tenisininkės, to broko praktiškai nėra. Vis dėlto matome labai greitai žaisdama Karina Ivanauskaitė, kaip šiuo atveju gali išprovokuoti savo varžovę klaidoms, tačiau žaisti greitai ir tą daryti ir stipriai, ir tą daryti aukštų procentų reikalingas labai aukštas meistriškumas. Todėl nors ir pavyko tašką sužaisti įspūdingai, vis dėlto bendras rezultatas yra 3-9, kadangi daugybė kitų situacijų pasibaigė nesėkmingai Karinai Ivanauskaitei, o būtent sėkmingai Kornelijai Ryliškytei, kuri šiuo metu remiasi ne greičiu ir jėga, bet sukimu. Štai matome vėl nestiprus atidarantysis topspinas iš bekhendo, kurį Karina Ivanauskaitė pasitinka agresyviai smūgiuodama iš kairės, tačiau kamuoliukas leidžiasi į tinklelį. Štai matome labai greitai laimi setą Kornelija Ryliškytė ir Karinai teks ieškoti, kaip strategiškai sutrikdyti savo varžovę, bent jau ją sulėtinti, arba kaip užmegzti artimesnį kontaktą su Kornelija Ryliškyte, susikuriant galimybės laimėti daugiau taškų, arba sutrikdant išeiti varžovę į atakas ir panašiai. Kol kas Kornelijai pavyko viskas, ko jinai norėjo. Kitaip sakant, Kornelija paliko savo varžovę aukštos rizikos padėtyje, pati pasiėmė pirmus atidaromosius, vadinkim, openerius, tai yra topsus, kuriais atidaromas žaidimas, ir vertė savo varžovę tik tai reaguoti. Antras setas, Ryliškytė, 0-0. Štai viena iš taktikos detalių. Karina Ivanauskaitė servuoja ilgą, stiprų, ilgą padavimą, žinodama, kad jeigu bus pasiųstas ilgas padavimas, tai kamuoliukas, kuris grįš, irgi bus ilgas, vadinasi, jį bus galima atakuoti. Kadangi priimanti varžovė nežino, į kurią stalo vietą bus siunčiamas ilgas padavimas, tai atsiranda laiko tarpas, kurį savo naudai išnaudoja paduodantis sportininkas. Tokiu būdu galima pristabdyti silpnesnį, sakykime, žaidėjas gali pristabdyti pajėgesnį savo varžovą, priversdamas jį gintis. Tai gan rizikinga taktika, kadangi neretai tą padavimą sugebės užpulti priimantis žaidėjas ir panaikins tą bręstantį pranašumą, kurio ieško paduodantis sportininkas.
štai matome vėl, kadangi Karina Ivanauskaitė yra kairiarankė, ilgas padavimas į bekendą, gilus padavimas į stalo galą, priverčia Korneliją tapsuoti iš gan nepatogios padėties ir Karina numato, kad tas topspinas bus siunčiamas būtent jai į forehandą, kur tą kamuoliuką jinai galės atakuoti stipriau. Tai prieš tai matome, jos taktinis planas suveikė puikiai. Tinklas, 4-4. Kablys arba hook tipo padavimas, kurį atlieka Kornelija Rilškytė. Matome iš komentavimo pozicijos matosi, kad kliudo kamuoliukas su viršutinė raketės dalimi. Tai arba turi šiek tiek kamuoliukas kikerio, vadinkim, arba yra plokščias. Tai priiminėti jį pjaunant yra sudėtinga, kadangi visada pakils aukštyn toks kamuolys. Ir šį jau Kornelija Rilškytė atakuos be didesnių pastangų. Čia matom pjautas padavimas. Sėkmingai jį priima Kornelija Rilškytė, atpažindama varžovės servą. Tačiau Karina buvo suplanavusi ataką iš bekendo ir sėkmingai laimi padavimą. Dabar labai gražus taškas, kamuoliukas kliudo Broiną, grįžta ant stalo nesėkmingai, į labai nesėkmingą padėtį. Karina Ivanauskaitė į kitą stalo pusę eiti pasirinko žaidėją, tačiau su briauna smūgiuotas kamuoliukas nusileido priešingoje stalo pusėje. Jo trajektorija buvo nuspėti sudėtinga. Labai trūko šio taško šiaip Karina Ivanauskaitė, norėjusi pamatyti jos persvarą ir tuomet įtampoje šiek tiek būtų atsiradusi Kornelija Rilškytė rezultato prasme. Dabar matome labai gilus padavimas, išeinantis padavimas realiai į kinietišką vadinamą zoną ir neprieina prie kamuoliuko prieinantis žaidėjas, šiuo atveju Karina Ivanauskaitė, smūgiuoja su kojomis pataikymus ore, kas išduoda pusiausvyros nebuvimą. Dabar jau rizikinga taktika pasirenka Karina Ivanauskaitė, viršutinio sukimo padavimas tiesiai važiuoja į forehandą ir per plauką nepataiko į stalą Korneliją. Dar kartą gana stipriai užslėptas padavimas su korpusu, kurį siunčia Kornelija. Nepjautas, o plokščias arba šiek tiek viršutinio sukimo servas. Daug matome kelia problemų Karinai Ivanauskaitei, tačiau teks išspręsti ir šį rebusą, jeigu Karina nori kovoti dėl pergalės. Vis dėlto, kol nesusidūrė su pjautu padavimu, todėl būtų prasminga siekti užmesti arba atakuoti padavimą, ką ir padaro Karina Ivanauskaitė, šiek tiek dabar praskubėdama agresyvinti žaidimą. Puikią progą turėjo, kadangi Kornelija po padavimo buvo atsitraukusi nuo stalo per gerą pusmetrį ir atstumas, kurį tektų padengti bėgant žaidėją arba judant į šonus, jau buvo išaugęs. Pjautą padavimą renkasi Karina Ivanauskaitė, sulaukia priėmimo ir atakuoja iš bekendo, tą darydama sėkmingai. Nesėkmingai Kornelija Rilškytė bandė permušti savo varžovės topspiną, klysta ir švelniai atsilikimas iki 90. Matome, ruošiasi atakuoti iš forehando Karina Ivanauskaitė, tačiau paskutiniu momentu persigalvoja, atlikdama pasyvų smūgį, o Kornelija Rilškytė gavusi progą jau nebedvejojo, atlieka topspiną iš forehando ir laimi antrąjį setą. Žymiai arčiau ir žaidimo prasme, ir rezultato prasme buvo Karina Ivanauskaitė. Matysime, kaip seksis trečiame sete atlaikyti daugkartinės Lietuvos čempionės pasiūlytą žaidimą.
Laikas. Trečią setą, atsiprašau. Labai atsiprašau. Trečią setą Ivanauskaitė 0-0. Prasideda trečiasis setas. Vėl sėkmingiau įkėlė Kornelija Ryliškytė. Remdamasi tais pačiais senais gerai kovose patikrintais elementais. Ieškodama, kaip pirmą atidaryti žaidimą, įsukant kamuoliuką ir jau priverčiant varžovą arba rinktis pasyvius blokus arba rizikuoti persukinėjant ar permušinėjant atsiųstus kamuoliukus. Štai matome padavimas, priverčia varžovą užmesti į forhendą ir tuomet jau tiesią liniją siunčia tapskumą Kornelija Ryliškytė, būdama aiškioje persvaroje. Puikiai priima padavimą Kornelija Ivanauskaitė, labai gražu tą matyti. Jau trečias setas, kaip sėkmingai veikia padavimas, kurį naudojo Kornelija Ryliškytė. Šį kartą labai meistriškai buvo užmestas kamuoliukas į priešingą pusę, nei nuspėjo Kornelija Ryliškytė. Vėl sėkmingai sužaidžia Kornelija Ivanauskaitė. Nors ir atidarė žaidimą Kornelija Ryliškytė, tačiau tapskumas buvo per silpnas, leidosi vidury stalo ir jau jį užpult yra žymiai paprasčiau varžovė. Artėja rezultato prasme Kornelija Ivanauskaitė, dabar jau savo padavimų seriją turi stengtis sėkmingai. Puikiai priima padavimą Korina ir štai matome, tas padavimas dar kartą buvo sėkmingai užmestas į priešingą pusę, nei ruošiasi Kornelija, šiuo atveju labai giliai į forhendą ir ima nebetekti persvaros Kornelija Ryliškytė su šituo hook tipo padavimu, viršutiniu arba plokščiu. Dar kartą naudoja, tik šį kartą ilgą padavimą duoda lygiai tą patį, tik ilgai forhendą servuoja Kornelija Ryliškytė. Ir nebuvo tam pasiruošusi Kornelija Ivanauskaitė, ėjo ruošdamasi prie trumpo padavimo, o gavo padavimą iš esmės savo už raketės arba labai giliai atsiųstą kamuoliuką. Savo padavimą sėkmingai išnaudoja Kornelija Ivanauskaitė. Matysime, ar dar kartą pavyks padaryti tą patį. Štai nesėkmingas priėmimas, kurį atliko Kornelija. Ir labai gražiai į ataką išėjo Kornelija Ivanauskaitė. Tiesa, Kornelijai buvo pavykę išlyginti taško iniciatyvą dėl Fukso, kurį pati atliko smūgiuodama. Rezultatas tampa 7-7. Įdomus taškas. Nei viena sportininkė ankstyvoje taško fazėje neįgyvo persvaros ir galiausiai tašką laimi Kornelija Ivanauskaitė. Dabar jai reikia ruoštis priimti padavimą, kurį matome viso seto metu. Dabar jau viršutinis padavimas. Drąsiai servuoja ilgus padavimus Kornelija Ryliškytė, visiškai nebijodama gauti tokius kamuoliukus giliai savo į dešinę ar į kairę pusę, į stalo kraštus, pasitikėdamas savimi, kad suspės sėkmingai tokį kamuoliuką atakuoti tapskumais. Štai dabar puikus pavyzdys, kaip savo tenise veikia
plokšti, agresyvūs smūgiai. 3 iš kairės ir 1 iš dešinės atlieka Karina Ivanauskaitė ir vis dėlto nelaimi taško, puikiai atakavo šiame taške, tačiau kaip gerai tas atakas atlaikė Kornelija Ryliškytė, nors ir būdama visiškai priklausoma nuo savo varžovės, reaguodama į šios veiksmus, sulaukė pastarosios klaidos. Ir ne iš pirmo, ne iš antro, ne iš trečio karto klaidą padarė Karina. Viskas buvo pavyko, atrodo pakankamai gerai, kad laimėti tašką, visgi pabaiga taško kitokia. Dabar jau nesėkmingai užsiima poziciją Kornelija Ryliškytė. Taimingas arba smūgio metas buvo šiek tiek neteisingas. Eigoje smūgiavo sportininkė, tačiau darai, ką gali geriausia ir ką duoda tavo varžovas. Agnieszka Mackiewicz, Emilia Pszczolowska, 7. 9-9 paduoda daugkartinė Lietuvos čempionė. Atrodo tas pats padavimas, nepjautas, tačiau kamuoliukas, kurį užmetinėjo. Padavimas, kurį užmetinėjo Karina Ivanauskaitė, skrieja, vis dėlto kliudo tinklelį, galbūt turėjo pati nesukimo padavimas. Dabar jau nežinos, ką daryti, tačiau pasirenka pjauti Karina Ivanauskaitė ir labai sėkmingai atakuoja varžovės atsistą topspiną Kariną. Pilna jėga žaidžiantį sportininkai šiuo metu, turiu omeny smūgių jėgą ir galią, sunku įsivaizduoti, kad būtų smūgiuojama dar stipriau ir aštriau. Ir labai didelis procentas šiame sete tų kamuoliukų leidžiasi ant stalo. Trumpai smūgiais matome, apsikeičia sportininkais ir vėluoja prie kamuoliuko, neklystų kliudo tinklelį šiek tiek prie Karinos Ivanauskaitės smūgio kamuoliukas ir sutrikdė priėjimą Kornelijai Ryliškytei. Labai atpažįsta gražiai padavimą, kurį siunčia Kornelijai Ryliškytei. Karina Ivanauskaitė mato, kad tai yra viršutinio lubošio tipo padavimas. Užmeta kamuoliuką varžovė į korpusą ir pelno tašką, tuo pačiu laimėdama setą ir švelnindama atsilikimą iki 1-2. Laikas. Ketvirtas setas, Ryliškytė, 0-0.
Prie kito stalo vyrų grupėje Arvinas Uzelo ką tik iš 2-8 atsilikdamas 1-3 prieš Vytautą Rybaką iškovojo pergalę šiame sete ir švelnina atsilikimą. Maksimalios įtampos susitikimas šiuo metu ten. Grįžtam prie mūsų stebimo merginų ketvirtfinalio tarp Kornelijos Ryliškytės ir Karinos Ivanauskaitės. Matom, į gan gerą lygį jau perėjo žaidimas atsikeitinės sportininkės smūgiais. Ir rezultatas laikosi lygus. Karina Ivanauskaitė meta rimtą iššūkį savo tituluotai varžovui. Štai vėl matome ir grožį, ir riziką plokščių smūgių stalo tenise. Dabar buvo vienas mušimas iš kairės, vadinama bankį, pataikyta į stalą, o kita jau skrieja pro šalį, kadangi neprieina šiek tiek prie kamuoliuko Karina Ivanauskaitė. Dabar jau techninis blokas, smūgiuojama šiek tiek eigoje, reikėjo truputėlį pauzės ir tuomet smūgiuoti į kamuoliuką, taip jį sukontroliuoja. Puikų firminį turi smūgį iš backhando Karina Ivanauskaitė, puikus raketės ir kamuoliuko kontaktas, labai geras garsas, tačiau vėlgi daug rizikos yra tokiuose veiksmuose. Kita vertus, prieš daugkartinę Lietuvos čempionę nėra kito būdo, kaip dar galėtum žaisti, kadangi atsargus žaidimas čia tikrai nepadės. Išsiplėtė žaidimo dinamika tarp šių dviejų sportininkų, keičiasi ir padavimai, įvedami nauji. Štai Karina naudoja savo taktinį sprendimą ir jis iš esmės labai teisingas. Pavykus pataikyti šį taškuną tiesią liniją, Kornelija Ryliškytė būtų atsidūrusi besiginančios gerokai nuo stalo nustumtos žaidėjos padėtyje. Tai dabar padavimų nesėkmė. Nepataiko padavimo Kornelija Ryliškytė, dovanodama tašką savo varžovui. Vėl tas pats padavimas, kuriuo remiasi savo žaidime Kornelija Ryliškytė. Paduodama tokį hook padavimą, jinai savo nulemia keletą dalykų. Pirma, varžovai, jeigu neteisingai perskaitys sukimą ir priiminės kamuoliuką pjaudama, kamuoliuką iškels aukštai virš tinklelio ir prie to kamuoliuko visada suspės Kornelija Ryliškytė prieiti ir jį numušti. Jeigu varžovai padavimą perskaitys teisingai ir užmetinės kamuoliuką, tai jinai tą negali daryti agresyviai. Vadinasi, Kornelija Ryliškytė gaus viršutinio tipo arba viršutinio sukimo kamuoliuką į kažkurią stalo vietą, o kadangi topsuoja abiejomis pusėmis, jinai yra užtikinta ir pasitikė, kad suspės pasirengti topspinui ir jį sėkmingai atlikti. Taigi jos žaidime logika yra aiški. Štai į vidurį stalo servuoja Karina Ivanauskaitė, kaip matėte, tai reiškia, kad jos varžovai priiminėdama padavimą turės judėti iš savo užimtos padėties ir tuo metu reikės susikoordinuoti, padaryti pauzę ir sėkmingai pataikyti kamuoliuką, ką ir nepavyko padaryti Kornelijai Ryliškytei. Vėl matome tą patį padavimą, vėl jinai servuoja į vidurį stalo, tikisi lengvo užmetimo iš varžovės ir tuomet jau ruošiasi atakuoti tą kamuoliuką, kuris ateis. Karina labai sėkmingai išsisuka iš sudėtingos padėties šiame taške, kuri susiklostė po labai gero Kornelijos Ryliškytės flipo iš backhando, tai yra vadinamo banano, kai mini topsu užpuolė savo varžovės padavimą, parodydama iš tikrųjų, kad turi šį žaidimo elementą savo arsenale
ir greičiausiai mes jį dar išvysime. Į priekį veržiasi Karina Ivanauskaitė ir turės dabar savo padavimą. Ir gali iškovoti pergalę šiame sete, išlygindama bendrą susitikimo rezultatą. Išeina į topspiną Karina Ivanauskaitė. Jos padavimas į vidurį stalo pjautas šoninis padavimas suveikia puikiai. Kornelija priminėja jį pasyviu pjautų smūgiu. Kamuoliukas, kadangi turėjo šoninį sukimo, pakyla šiek tiek aukščiau. Ir Karina Ivanauskaitė turi galimybę atakuoti iš forhendo, ką sėkmingai ir padarė. Rezultatas 2-2. Visas įdomumas dar priešakyje. Laikas. Penktas setas, Ivanauskaitė 0-0. Marija Mikalauskaitė, Eivilė Abramovičiūtė 2. Jau penktasis setas. Palengva šiame susitikime savo vaidmenį ir vis reikšmingesnį vaidmenį įgys ir fizinis žaidėjų pasirengimas. Kadangi pavargęs žaidėjas ima atakuoti silpniau, lėčiau ir netgi vengti tų atakų, pats to nenorėdamas. Kitaip sakant, kūnui nepaaiškinti. Labai aukštą meistriškumą, ką tik smūgį atliko Kornelija Gliškytė, persivijama gan nestiprų savo varžovės toks kūnė iš forhendo tiesia linija. Štai matome, kol kas vėl ryškėja, kad Karinos Ivanauskaitės žaidimas neša savyje daugiau rizikos, kadangi jame daugiau plokščių smūgių. Tuo tarpu Kornelija Gliškytė viską grindžia sukamaisiais puolamaisiais smūgiais, susitaikydama su ta padėtimi, kad varžovė stengsis atakuoti stipriai. Kaip dabar matome, tiesia linija pramuša labai gerą smūgį Karina Ivanauskaitė, labai gražus smūgis, tačiau priminsiu, kad tai yra daugiau rizikos turintis techninis elementas nei topsavimas, remiantis kamuoliuko sukimu, kadangi sukimas garantuoja kontrolę. Štai matome dabar abi sportininkus atsitraukia į antrą stalo teniso zoną, abi turi šiek tiek daugiau laiko ir sėkmingiau sužaidžia Karina Ivanauskaitė. Atrodo, kad labai gerai jaučiasi šiuo metu žaidėja, pagavo savo žaidimo ritmą, neneša kažkokios papildomos įtampos, kadangi ši visa krenta ant Kornelijos ir Gliškytės pečių, nes ši žaidėja gina čempionės titulą. Tuo tarpu Karina panašu mėgausi buvimu underdog padėtyje. Paduoda Kornelija Gliškytė. Tas pats padavimas. Ir matome
per mažai užsikabina kamuoliuką Karina, per plokščias, per didelis kontaktas, per grubus kontaktas su rakete. Ir kamuoliukas skrieja toli iš stalo. Taip. Dar kartą tas pats padavimas, jau čia aiškiai kikeris, tai yra viršutinio sukimo padavimas. Ir netinkamai užsikabinus kamuoliuką, padavimo metu suteiktas kamuoliukų sukimas nuneš kamuoliuką toli už stalo, jeigu priimantis žaidėjas nesugebės to sukimo perimti. Ir labai pigiai išsisuko Kornelija Ryliškytė. Tas pigiai, aišku, yra sąlyginis, kadangi išmokti tos padavimus užtrunka daug valandų ir dienų. Tačiau lemiamu metu tas ginklas veikia labai sėkmingai. Dabar šiek tiek jau skuba. Karina čia labai emocijos ir psichologija. Visai neseniai rezultatas buvo apylygis, iš tai, kaip greitai atitrūko Kornelija Ryliškytė. Vos keletą klaidų padarius Karina Ivanauskaitė, priimant Kornelijos Ryliškytės padavimus. Išsiveržė į priekį daugkartinė Lietuvos čempionė ir Karinos Ivanauskaitės laukia maksimalių išbandymų setas, kurį pralaimėjus užsidaro galimybės į prizinės teniso čempionato vietas. Šeštas setas, Ryliškytė 0-0. Graži ataka, pelno tašą Karina Ivanauskaitė. Dar vienas jos padavimas. Nors ir labai gilus padavimas, išeinantis iš stalo zonos, tačiau labai gerai su juo susitvarko Kornelija Ryliškytė, protapsuodama kamuoliuką tiesiai varžovui. Vėl tas pats padavimas siunčiamas į Karinos Ivanauskaitės pusę. Labai mėgsta juo remtis Kornelija Ryliškytė. Vadinasi, situacijos, kurios klostosi po to padavimo priėmimo, jai yra labai patogios arba dažniausiai patogios ir tinkamos. Matome, kaip šiek tiek skuba atakuodama Karina Ivanauskaitė, puldama plokščiais smūgiais iš backhando, stengiasi įmušti varžovę vienerius, tačiau atsilaiko Kornelija Ryliškytė. Ir jau priekyje 6-3 lemiamam Karinai Ivanauskaitės. Matome, vienas pjautas padavimas į tinklą, kitas jau viršutinio sukimo padavimas skrenda prieinant bet kur.
padavimas. Nors ir priėmė jį sėkmingai, atrodytų Karolina Ivanauskaitė, tačiau po to sekė iš karto toks kūnas iš backhando, kurio atsiginti jau nepavyksta. Dabar ilgą padavimą sėkmingai kapsuoja Karolina Ivanauskaitė. Švelnina atsilikimą iki 5-9, turės 2 savo padavimus, kuriuos jau būtina sužaisti sėkmingai, kad išlaikytų galimybės šiame susitikime. Labai gera padėtis buvo smūgiuoti Karolinai Ivanauskaitei, tačiau atrodo jos rankos jau yra nuleistos. Štai puikia ataka iš backhando. Dar kartą tas pats padavimas, kuris davė vaisius viso susitikimo metu, duoda tuos vaisius ir šį kartą.